Laikrodžiai rodo lygiai 6:30 metas naujausiams LNK žinioms. Šį vakarą dirbu aš, Eglė Šantaraitė. Ir su sportu aš, Asta Žukaitė. Dėkojame, kad esate kartu. Pradžioje apie įvykius keliais sakiniais. Palestiniečių grupuotė Hamas netikėtai įsiveržė į Izraelį, paleido tūkstančius raketų. Izraelis žada tokį atsaką, kokio priešai dar nematė. Raginu visus Izraelio piliečius griežtai laikytis kariuomenės nurodymų. Esame kare ir jį laimėsime. Izraelyje gyvenantys lietuviai pasakoja apie šalyje vykstančią kruviną kovą ir žūstančius žmonės. Šaudo į civilius žmonės, grobia įkaitais ir nugriovinėja sieną, kuris skiria Izraelį ir Gazą. Fiksuoti net 5 elektros rekordai, o pusę paros biržoje elektra apskritai buvo nemokama. Ar tai pajus vartotojai? Susimokame, tik tai užskirstame. Eurovizijos atrankų dalyviui sunkus kaltinimai nepilnametės tvirkinimu. Vyras ginasi, pakliuvęs į pinkles. Buvote apšmeižtais? Tai taip išėjo, dėl pinigų. Bausmės paprašiau 2 metų laisvės apribojimą. Kai visame pasaulyje nafta brangsta, Lenkijoje smarkiai pinga degalai. Ekonomistai mano, kad tai artėjančių rinkimų triukas ir įspėja, kaip tai atsilieps Lietuvai. Gali šliukštelti papildomai žibalo į infliacijos židinį. Šiaulių tarybos nariai gaus algą net ir nelankydami posėdžių. Tai prieštarauja įstatymui, bet meras tikina, tai besielgiantis tyčia. Provokuojam ir siekiam įstatymo pakeitimą. Tarybos nariai turėtų grąžinti tai, ką gavo neteisėtai. Ir apie artėjančią šiurpiausią naktį. Nes jūsų laukia. Kur Lietuvoje įsikūrė miestelis su Drakulom ir raganom. Europos pašonėje dar vienas karas. Palestiniečių grupuotė Hamas ryte atakavo Izraelį, paleido tūkstančius raketų, įsiveržė į šalį, ima įkaitus. Net Izraelio gilumoje gyvenantys lietuviai pasakoja apie siaubą, kai tenka nuolatos bėgti slėptis nuo raketų. Netikėtai užpultas Izraelis skelbia rezervistų mobilizaciją ir žada tokį atsaką, kokio Hamas dar nematė. Abiejose pusėse šimtai žuvusiųjų ir tūkstančiai sužeistųjų. Gedos lygos kalbinti ekspertai sako, kad konfliktas turės pasiekti ir Europos Sąjungoje. Religinę šventę mininčius žydus ankstų rytą pažadino tūkstančiai raketų paleistų